Ateinantį savaitgalį Panevėžio mieste prasidės Europos muziejaus naktis. Muziejų naktis Panevėžyje organizuojama jau 19 kartą. Muziejų nakties renginį Panevėžio kraštotyros muziejus organizuoja jau 19 kartą, kaip ir daugelis Europos muziejų, Lietuvos muziejų. Mes taip pat jungiamės į šitą europinį renginį ir jau, kaip minėjau, 19 kartą minėsime muziejų naktį. Tądien organizuojami renginiai bus vykdomi Panevėžio kraštotyros muziejaus viduje ir vidiniame kiemelyje. Pagrindiniai renginiai vyks Panevėžio kraštotyros muziejuje. Mūsų ekspozicijas visas bus galima aplankyti, ne tik mūsų pagrindinėme muziejaus pastate, bet taip pat ir galima bus aplankyti seniausią miesto pastatą Kranto gatvėje, taip pat Sąjūdžio ekspoziciją ir be abejo turime labai daug partnerių, kurie taip pat jungiasi į šį renginį ir kartu su mumis bandys sukurti linksmybių kupiną vakarą ir įdomybių visame mieste. Taip pat į muziejų nakties renginius siūlo jungtis ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka. Šiemet mes pasiūlysime susitikimą su Patricija Tilvikaitė, bus pristatytas jos romanas Svetimkūniai. Taip pat šitas pristatymas vyks 18:15 min. Vėliau vyks parodos atidarimas. Šį kartą mes pristatysime ukrainietės Svetlanos Ziduch parodą Pritapti Lietuvoje Ukrainos moteris. Ši paroda bus atidaryta 19:30 min. Be šitų pagrindinių veiklų, žinoma, turėsime ir įprastas mūsų bibliotekoje veiklas. Bus tradicinės jau daugelio dalyvių pamėgtos ekskursijos, pažintis po biblioteką, naktinė ekskursija, kur galės užeiti lankytojai tiek į saugyklas, tiek į kitas bibliotekos erdves, kur įprastai jos nėra atveriamos. Šios dienos renginiuose nėra pamiršti ir vaikai, ir jaunimas. Žinoma, turėsime ir veiklų vaikams. Tai bus edukaciniai užsiėmimai, mirti ir aišku, bus kūrybinės dirbtuvės vaikams, taip pat pojūčių erdvė. Ir kaipgi be jaunimo. Jaunimui taip pat turėsime įvairių veiklų, tai bus stalo žaidimai, būrėjos pranašystės, orientaciniai žygiai ir visos kitos įdomios veiklos. Panevėžio kraštotyros muziejus šiemet sugalvojo netradicinę renginio temą cirkas, kurio metu bus galima išvysti ne 9 metrų lynu einantį cirko artistą. Sugalvojome, kad muziejų nakties tema bus cirkas. Todėl šita tema mums atveria labai plačias galimybės daugeliui pramogų. Tai galbūt paminėsiu keletą iš jų. Tai turėsime pirmą kartą mieste ėjimą lynu. Tai bus 9 metrų aukštyje ištemptas lynas tarp Panevėžio kraštotyros muziejaus pastatų ir Panevėžio rajono savivaldybės pastato. 9 metrų aukštyje eis žmogus, artistas, surengs tokį pasirodymą. Jis vadinasi Slackline Lietuva. Vakaro metu susirinkusieji turės puikią galimybę išvysti ugnies šou ir apsilankyti Panevėžio kraštotyros muziejaus slapčiausiose vietose. Turėsime gatvės artisto pasirodymą, tai Slava Channel, ir turėsime dar patį šauniausią apdovanotą Lietuvoje ugnies šou spektaklį. Tai kviečiame pamatyti visus, apžiūrėti, ir žinoma viso vakaro metu galima lankyti muziejų, visas parodas, visas ekspozicijas. Turėsime specialią parodą atvežtą tik tai vieninteliai tai dienai, kurią galima bus pamatyti iš Lietuvos sporto muziejaus Petro Taručio daiktus, eksponatus, kuriuos jis naudojo savo cirko pasirodymų metu, tai ir kardas, ir peiliai, ir panašių dalykų galima bus išvysti. Renginio pabaigoje Panevėžio kraštotyros muziejuje vyks koncertas vidiniame kiemelyje. Norint pakliūti į šį jaukų vakarą, būtina registruotis. Vakarui baigiantis 10 valandą turėsime labai šaunų jaukų koncertą. Tai Aleksandro Dunio kvintetas bus mūsų vidinėme muziejaus kiemelyje, todėl kviečiame visus iš anksto netgi registruotis, jeigu norite tikrai pakliūti į šį tokį jaukų vakarą. Europos muziejų nakties renginio organizatoriai kviečia visus norinčius prisijungti muziejų naktis gegužės 18 dieną, kuris vyks Panevėžio kraštotyros muziejuje.